kai atsiranda keli savininkai kelių kartų ir kada prasideda tarp giminių visokie pasitarimai, čia aš radau geresnę kainą, Jons rado geresnę kainą, čia neparduosim, aš nenoriu ir tada tie sklypai, kur yra daug savininkų ir kur yra paveldėti, jie patam bergždžiais. Visiškai neparduodami dėl to, kad prasideda nesusitarimai su pačiais tarpusavį esančiais savininkais. Nes vienas nori gauti 1 eurų daugiau, daug visokių tokių dalykų, kur žmonės pradeda atskirti, o visus pradeda atskirti dažniausiai ypač giminės, tai pinigai. Ką vieno sklypo bendrasavininkai turėtų padaryti, kad pardavimo procesas vyktų sklandžiai? Miško plotas, jeigu yra ten 10 hektarų ir yra, jeigu 2 savininkai, tai yra galimybė atskirti patį miško sklypą, padalinti, kad kiekvienas būtų atskiros dalies savininkas. Jeigu yra sklypas mažesnis ar dar kažkokių kitokių 4, 5, 6 savininkai, jeigu yra vienas žemės sklypo plotas, 10 hektarų, 20 ar 5 ar 3 hektarai, kiekvienam rekomenduočiau miško savininkui susibraižyti ir susiskirstyti, kuri miško dalis priklauso. Nes jau kai bus patvirtinta notarinė naudojimosi tvarka, tada tą mišką galės disponuoti kiekvienas iš miško savininkų atskirai. Jeigu nebus naudojimosi tvarkos nustatyta, aš asmeniškai pats nepirksiu to miško, net jeigu ir bus, kad 3 savininkai ir iš jų vienas parduoda, aš jo nepirksiu, kol nebus nustatytos naudojimos tvarkos. Aš nekėjau su vienu buvusiu girininku, sako kaip, pasidarė 3 savininkai, susirinkom į mišką, apėjom visą mišką, apsimatavo. Nieks nieką nesitarė, nei Jonui, nei Petrui, nei dar kažkam, kad nieks nepriklauso. Tiesiog paėmė maždaug lygiom dalim 3 dalis, atskyrė, sužymėjo, atsisėda, užsikūrė laužą, lašinių, čirką ir traukiam burtus, kuris renkas. Pirma dalis, pirma dalis priklauso tau. Vienam šits priklauso, kitam tas ir tas. Nes jeigu pradės tarp bendrasavininkas yra, kad aš noriu būtent šito, tai niekada ir neatsidalins. Geriausias pasidalinimo būdas yra, nematau, nežinau, išsitraukiau, o čia yra mano. Gerai, man tinka.